Man visada labai įdomu klausyti, kaip tu padedi. Ką tu darai, kokiu atsuktuvu ten, kur ką pasuki? Gerai, tai gal raktas iš tikrųjų būtų, tai paprasčiausiai pasakyti, tai Demartini metodas, su kuriuo aš dirbu ir kurį aktyviai studijuoju tiesiogiai pas Johną Demartini. Ir daugelį kitų strategijų, kurias mokiausi per daug metų, kas yra toks kartais net labai ir intuityvūs dalykai. Bet aš padedu žmogui iš esmės susidėlioti didįjį paveikslą, nes kada yra pas žmogų kažkokios labai stiprios emocijos, labai stiprus įvykiai, tai tada jisai paprasčiausiai nemato kažkokių savo euforijų, kažkokių savo gėdų, kažkokių savo išdidumų, kažkokių tai kitų pusių tos situacijos ir mato ją labai vienpusiškai. Kuo labiau vienpusiškai mato, tuo yra stipresni jausmai ir stipresnės emocijos ir jam tada atrodo, kad jisai yra vien teisus, o jie, ar ten kažkas, tai tas žmogus daro priešingus, blogus, kažkokius nefainus dalykus ir jisai niekaip tada pats negali pripažinti, kad jis irgi tuos dalykus daro. Tai aš padedu neutralizuoti tas emocijas, bet labai holistiniu būdu, tai reiškia, kad mes tiesiog pamatydami visą paveikslą, tarkim, pas mane buvo žmogus, kuris bandė žudytis ir turėjo po to skyrybas ir turėjo insultą dar. Ir didžiulį verslą ir didžiulį dar finansinį praradimą. Milžiniškai iš tikrųjų. Ir kai mes suradom tai, kad jeigu ne tos skyrybos ir jeigu ne tos tragedijos, jisai nebūtų tiesiog pradėjęs labai aktyviai save prižiūrėti, būti gamtoje, sportuoti ir save vėl kažkiek tai mylėti ir statyti į pirmą vietą, tai jisai greičiausiai būtų numiręs, nes jam jau buvo labai rimti dalykai, insultas yra, aš manau, labai rimtas dalykas. Ir visą tą dalyką matant, jam visiškai atleido galvą ir jisai sako, wow, tai čia viskas gerai buvo. Ir šiandien nereikia, matai, nieko pakeisti tokio, kad maždaug raskim čia kažką, tai kas čia kaltas ir kaip čia aš teisus ar panašiai, o tiesiog tokį pamatyti pilną paveikslą. Ir kai žmogus pamato pilną paveikslą, nieko daugiau negali pasakyti kaip ačiū.